Taigi šiandien aš jums papasakosiu, kaip reikėtų nuplaukti į Porto Santo salą, kur yra visai netoli Madeiros. Taigi nusipirkate bilietą į keltą, kuris yra Funšalyje, kioskeliuose, Porto Santo Line parašyta. Te kainuoja 37 eurai vieną pusę ir jūs lengvai 8 valandą prieš 8 jau turite būti prie kelto. Ir kaip matote, kelto viduje yra paprastos sėdynės. Taip pat galite praeiti toliau, kur yra staliukai ir įsigyti pusryčius. Kadangi keltas išplaukia anksti, tai ne visi būna pavalgę. Kainos tikrai nėra labai aukštos, arbata €1,50, kava €1,60. Valgiau ir blynus, kurie kainavo 5 eurus. Taigi tikrai viskas yra įkandama. Na, o taip pat galite nebūtinai sėdėti prie staliukų, galite mėgautis panorama ir denyje. Kaip matote, vaizdai iš denio ir žmonės kas kur įsikuria. Na, o jeigu būsite denyje, tai šiaip keltas turi net 7 aukštus. Užlipau ir patį aukščiausią, kuriame yra visos mašinos, turbūt visi varikliai ir taip toliau. Na ir jau mes išplaukėme, mojuoja mums žmonės iš TUI kruizinio laivo ir mes paliekam Funšalio miestą tolumoje. O Funšalis iš tikrųjų labai įdomu jį pažvelgti iš šono, iš kelto, nes matosi, kad jis yra tikrai labai didelis. Ir per visą salą tęsiasi namukai pastatyti ant pat uolų kraštų. Nežinia, kaip žmonės ten patenka. Bet taip pat pamatysit ir salas, kurios atrodo negyvenamos. Tačiau, kaip matot, viršuje yra arba švyturys, arba tiesiog bažnytėlė. Na ir po 2 valandų jūs jau esate Porto Santo saloje ir galit mėgautis vandenynų ir smėlėtais paplūdimiais. Taigi mūsų viešbutis vadinosi Hotel Porto Santo. Nebuvo pats geriausias viešbutis, bet jo aplinka tikrai yra graži ir jis įsikūręs pačiame paplūdimyje. Kaip mato, tolumoje jau matosi vandenynas, o palmės iš tikrųjų remia dangų. Labai yra nuostabi aplinka, tačiau baseinas, kurį matote, yra gan vėsus ir net vėsesnis negu pats vandenynas. Na, o ką čia galima daryti, tai mėgautis tikrai smulkiu, gražiu smėliuku ir smaragdinės spalvos vandenynu. Jis būna tai banguotas, tai mažiau bangų galite matyti priklausomai nuo vėjo. Mūsų buvimo metu 2 dienos buvo galbūt su tokiu nedideliu vėju, o kitos visai buvo ramios ir tikrai galėjau išsimaudyti. Taigi, ką čia žmonės daro? Žmonės porelės romantiškai vaikšto, nes vandenyno pakrantė ir šitas nuostabus paplūdimys tęsiasi net 9 kilometrus. Taigi, čia turi tikrai atsipalaiduoti. Yra ir ekskursijų vienai dienai, bet nerekomenduočiau. Reikėtų atvykti bent 3 nakvynėm ir ramiai pabūti. Na, o čia esam ne vieni, pilna driežiukai kaip mažos pelytės į visas pusės bėgioja ir visiškai nėra baikštus. Taip pat yra ir mažų krabiukų. Atrodo, kad jie ką tik išsiritę ir jie bando bėgti atgal į vandenyną. Kai kuriems pavyksta, dėja kai kurie žūsta. Na ir išmeta vandenyną, žinoma, gražių kriauklyčių. Galite pasėdėti, pasimėgauti galao kava ir ledais. Na, o čia mūsų ekskursija. Ekskursija po salą te kainavo 10 eurų ir truko apie 2 valandas ir vežiojo mus į visus salos kraštus. Kaip matote, vaizdai yra nuostabus, matėsi ir uostas, ir tolumoj pakrantė, kur yra išsidėstę visi viešbučiai, o čia yra šiaurinė pakrantė, kuri žymi skardžiais ir uolomis. Tikrai vaizdai įspūdingi ir yra pačioje kavinė, kur gali tiesiog atsigerti kavos. Na, o čia šita vieta vadinasi Kaleta. Bandžiau pritraukti iš arčiau salą, salos, kaip matot, negyvenamos. Ir mūsų ekskursija tęsiasi toliau po visą salą skersai išilgai. Tokios uolos, kur žmonės stengiasi išrašyti savo vardus, išskaptuoti. Na ir pasimėgauti vaizdais iš aukštai tikrai galit, nes užveža į pačias kalnų viršūnės.
Na ir toliau grįžtame į nuostabų paplūdimį. Čia galite iš tikrųjų gėrėtis gamta ir ramybė. Ir skanauti tradicinę Madeiros žuvį, kuri labai skaniai paruošiama su jų tradicinėmis bulvytėmis. Esame restoranėlyje vietos visai netoli nuo viešbučio, tikrai labai skaniai pavalgėme. Na ir vėl gėrėjomės gamta, spalvų įvairovę, gėlių įvairovę ir vandenyno, tuo tokiu smaragdiniu vandenynu galima žiūrėti ir žiūrėti. Tad keliaukime kartu.